Sveiki, mėly mūsų žiūrovai. Mes ir vėl čia su savo NT nuotykiais. Dar turiu pirmų kartų ir dar neturiu nei vieno buto mediniam name. Mane visados gazdindavo mediniai namai ir aš per varžytinės nedrįsdavau lysti tokias avantūras. Bet šį kartą kažkaip nusprendžiau sudalyvauti, nes buto kaina tikrai labai gera. Startinė kaina yra 29 200, o kvadratų yra 60. Tai realiai už 1 kvadratinį metrą tu moki mažiau negu 500 eurų. Važiuojam pasižiūrėti tenai, pabandyti suprasti, kodėl vienas butas parsidavė, nes parsidavinėjo iš varžytinių 2. Vienas išėjo, o kitas sugrįžo antram raundui. Modestai, parodyk autentišką Vilijampolę mūsų žiūrovom, kad jie turėtų daugiau supratimo, kad medinių namų čia netrūksta. Vilijampolė yra dar vienintelis tas rajonas, kuris dar pilnai nėra išnaudojęs savo potencialo, nes nekilnojamo turto kaina čia yra pigesnė nei kituose Kauno mikrorajonuose, o pats rajonas yra labai arti centro, labai arti senamiesčio. Nu, bet šiaip žiūrėk, vat, yra ir visai gražių medinių namų. Tarkim, vienoj gatvės pusėje turim tokį, ar ne? Nu jo, čia visai nieko, o kitoj gatvės pusėje turim tokį. Tai važiuojam į vietą, pabandysim apsižiūrėti patį tą butą, suprasti, kodėl niekas jo nenori nusipirkti, suprasti, ar mes norim dalyvauti tose varžytinėse ar ne. O kada varžytinės baigėsi apskritai? Varžytinės baigėsi šiandien, aš jas esu užsiregistravęs iš anksčiau ir man pasisekė, kad leido apsižiūrėti tą patį butą. Kas mane truputį gąsdina, tai kad butas yra apleistas ir mane dar gąsdina tai pats fasadas. Tai va tuoj jį davažiuosim ir parodysim patiems žiūrovam, kad jie įvertintų, kaip jie mano. 1/4 geltonas. O kuris aukštas? Antras. Antras išdėjo, viršutinis aukštas. Taip. Kiemė iš karto džiugina privalumai. Šašlykinė, pavėsinė. Aš netgi jau matau iš karto, kur mūsų sandėliukai yra. Dabar reikia tik tai susirasti vienintelį, kuris be spinos būtų. Būtų New Yorkas, galėtum ir sandėliuką nuomot, langą išmušęs. Kokį nuomot padarytumėm butą, jeigu būtų New Yorkas sandėliuką. Nu, fasadas, kaip ir matėm, toks pats fainas kaip ir anoj pusėje, žodžiu, turim, kam patinka šviesios spalvos, kam patinka tamsios spalvos ir antras aukštas, kam patinka autentika, ne? Šiaip gal mėlyną kokią reikėtų pabandyti. Nu tai ką, einam į vidų, pasižiūrėsim, kaip atrodo laiptinė ir pats butas. Oho, čia kai Hogwartso akademijoje, persidėliuojantis laiptai. Tai tu lip čia, aš lipsiu čia, pažiūrėsim, kur geresni laiptai. Pas tave tiesioginiai laiptai, o pas mane čia per aikštelę, man toliau eit. Modestas aplenkė mane truputį. Aš jau iškart matau, kad mūsų laimingas numeris 8 čia. Čia matau pliomba. Tiesą pasakius, net nedrasu ją čia plėšti. Na tai jeigu tau davė raktus, tai gal galima. Neriama, ne? Varom. O elektros yra? Manau, porą metų, kad nėra čia elektros. Jo, čia matau iš karto kažkoks atsargiai, kad kokia bobutė neužkristų ant galvos. Pirmas VC mazgas, ar ne? Va, turim pirmą, ar ne? Tik eini iš karto, jeigu labai nori, į tualetą. Tai čia, kiek aš suprantu, virtuvė bus, gartraukis. Į viršų. Nėra šiltas butas. Nes čia šildymo tai nėra. Nu tik tais kiek pats pakurensi, kiek malkų užmėsi. Bet net nėra radiatorių jokių išvedžiot. Ne. Nu, nieko nuostabaus tada, kodėl čia stovi šildytuvas, ne? Ar lauke ir viduje temperatūra, žinokit, tokia pat. Tik tais, kad čia vėjas neužpučia. Kokio grožio židinys, klausyk. Ir dar laikrodis. Aš manau, kad butą verta pirkti vien dėl židinio. Va, nu tikrai labai gerai atrodo. Aš taip įsivaizduoju, veikiantis. Va, yra viskas, ko reikia. Neturi jokių degtukų. Degtukų vat neturiu, bet šiaip matau, kad pakurų tai gausiai. Jane Eyre. Liaudės gydytoja Žana Jankovska siūlo paprasčiausias ir efektyviausias priemonės sveikatai palaikyti. O aš šitą pasimsiu namo. Dar viena priežastis, kodėl verta laimėti šitas varžytinės. Iškart vertė kyla. Tai žodžiu, jau turim kelis kambarius, ar ne? Bet neblogai atrodo, klausyk, ir sienos. Labai gerai. Modestai paaiškink, kodėl žmonės nebidina, ką? Nepanašu, kad būtų čia
labai naudota. Nu, tikrai. Va, netgi padaryta skalbimo mašinai pajungimas. Čia panašu, kad boileris, jo, čia. Jo, tikrai boileris. Pajungimas. Pati brangiausia būto vieta, vonios kambarys, kur kainuoja nuo kokių 3-4 tūkstančių eurų, jinai yra, blemas, sakyčiau, labai geram stovi. Ir čia reikia tik tais minimaliai pridėti rankos, pastatyti kriauklę, veidrodį, elektrą, vanduo, plytelės, viskas išvedžiota. Žodžiu, 90% išlaidų jau išleista. Aišku, įdomu, kaip čia kaip ta dušo kabina, ar jinai normaliai veikia, ar neleidžia, bet jeigu ką, gali viską persilikonuoti ir viskas. Taip, galim. Netgi tas vas ventiliatoriukas ir tas įstatytas. Nu tikrai, bet žiūrėk, kas čia, matau, aprūkė. Ar čia yra kažkas degę, laidai kažkokie, ar kas čia buvo? Čia išeina iš židinio. Jo, čia kameros. Va dabar traukos prieš tai būtų nebuvo, bet kadangi Modestas yra labai akylas, tai mes atidarysim ir jau bus galima, tikrinti trauką yra židinį ar nėra. Aš sakyčiau, kad mane čia labai, pozityviai viskas nuteikė ir netgi gipsas išvedžiotas. 2004 metais būtum buvęs pirmas vaikas tokiu būtų. Vaiktų, va taip. Ir gili visai spinta. Ir kostiumas koksai, tu pažiūrėk. Aš kaip tik turėsiu kalėdinį vakarėlį už kelių savaičių, man gal visai tiktų. Šiaip vienintelis gal minusėlis tik tais, ką jaučiu, kai vaikščiu, kad bent jau šitam kambarį tai nelygios grindys. Čia yra aukščiau. Čia yra žemiau. Žodžiu, toks kaip nuolydis atrodo, kad būtų. Grindų tai irgi nekeistum. Jeigu nuomai paleisit arba flipai. Nuomai tai tikrai ne. Bet žinok, flipai tai dar pasvarstyčiau, nelygų už kokią kainą. Svarbiausia, čia kažką su šildymu padaryti dabar. Šildymo sistema, kaip tu galvoji tą klausimą išspręsti? Aš manau, kad su šildymo sistema galima elektrą įrengti būtų pigiau negu dujas. Šiaip yra Alinos Krujelienės kursai, rekomenduoju kitiem, gali pabandyti, tai jie vienam iš savo mokymų minėjo, kad sako, mes visur įrengėm elektrinius šildymus, daug neinvestavom, sako, kad tau dujos atsipirktų, tai ten reikia tas skirtumas, kad pasidengtų 14 metų. Tai gal aš to būto neturėsiu 14 metų. Turim dvi vizijas, 3-1 kambario būtai. Ar 1-3 kambarių būtų? Tai vienas vonios kambarys, kaip ir turim gatavą, ne? Jo. Tenais viskas ok, kambariukas visai nemažas, tūliką savo turi, ok. Bet čia sudėti ir tūliką dar, tarpinti, ir koridorių atskirti, ir virtuvėlę padaryti. Blem, ar tikrai telptų galvoju? Mes turim pavyzdžių, kur viskas telpa į 10, tai čia jau prabangiai, sakyčiau, kaip buržujus. O kiek čia yra kvadratų įdomu? Toj pabandysiu atidaryti. Turim tokią bilutę, ar ne? Ir toj bilutė yra išvardintos visos patalpos. Čia turim 18 kvadratinių metrų erdvę, ir kurioj susivalgytų kiek? Tokį didesnį žingsnį. 1, 2... 2,5 kokie. Iš 18 minus 3, 15 kvadratinių metrų. Lyginant su tuo, su kuo jau esam dirbę, tai čia net 4 kvadratais daugiau negu kad įprastai. Ir gal tada nebūtų taip sunku, šildytis 15 kvadratų ant to elektrinio šildytuvo, jeigu geras, gal nebūtų taip jau stipriai bangų tam žmogui. Bet tik įdomu, ar nepradėtų pelyti koridoriai. Einam į antrą dar kambarį. Čia, kaip ir minėjom, virtuvė yra 9 kvadratiniai metrai. Tai iš tikrųjų nemažai. Čia vanduo šiaip jau yra atvestas, ten yra tualetas, čia faniera arba gipsas, žodžiu, tai tu jį tiesiog, praplėti, pradidini, kad būtų porą kvadratų, pastatai dušo kabiną, aišku, duris reikėtų turbūt čia dešiniau pastumti. Plane matau, kad duris visai kitoj vietoje yra, šičia buvo duris, šitoj vietoje, tai aš čia užkaltas. Sakykime, jeigu tai vientisą erdvę padarius, tai čia taptų pats didžiausias. Ir dar 1 metras tenai. Klausyk, gal verta kaip nors pasiremontuoti laiptinę būtų, jeigu nusipirkus tą būtų? Aš manau, kad jeigu tu suremontuosi laiptinę nemokamai žmonėm, tai bent jau turėsi mažiau pykčių su kaimynais. Labiausiai žmonės išgąsdins fasadas. Nes kai ateini, pamatai 3 skirtingas spalvas, žiūrėdamas į tą vieną fasadą, nežinau, man tai taip... Tikrai. Bet, pavyzdžiui, pačiam viduj brangiausi dalykai jau sutvarkyti. Čia tik vienintelis momentas, kad jeigu norėtum dar didesnį projektą įsivelti ir pridaryti dar krūvą tualetų, tai tas gali dar papildomai kainuoti. Tai reikėtų, žodžiu, pasidaryti gerą matematiką, ar ne? Ar apsimoka daryti 1-3, ar leistis į didesnį projektą, ar ne, ir bandyti skaidyti po kambarį. Tai ką, einam iki automobilio, atsidarysim kompiuterį, iš karto pabidinsim varžytinėse, kad mums įdomus šitas objektas, ar ne,
ir po to lauksim rezultato. Nu ką, šokam į mūsų mobilę vadavietę. Gera naujiena ta, kad kaina kol kas nekyla. Tai aš kažkaip turiu tokį stiprų jausmą, kad mes galim visai ir neblogom kainom gal laimėti. Aišku, idealiausiu atveju būtų nusipirkti už pradinę kainą. Bet mes gyvenam netobulam pasaulyje. Žiūrėjau skelbimuose, kad Kaune kvadrato kaina eina taip, nuo 1000, nuo 1100. Čia yra 60 kvadratų. Bet momentas yra tas, jeigu mes žiūrėsim ne į 3 kambarių kvadrato kainų medinukį, o į 1 kambario, tai matematika gausis visiškai kita. Šiaip galima atsidaryti, pasižiūrėti, kas pigiausia Kaune yra. 1 kambario būtų segmente, ar ne? Tai pasirenkam Kauną, ar ne? Pridedam Vilijampolę. Nu gerai, pridėsiu visokių Aleksotų, Petrašiūnų krūvą. Tik tais paimu, kad būtų kvadratūra iki 30 kvadratinių metrų, gerai? Pastato tipas, jo, medinis. Taip, trampam, liko cieli 3. Yeah. Tai jų kvadrato kaina, Vilijampolė, Rausvės gatvė, 17 kvadratinių metrų. Atsidarykim skelbimą, ar ne? Kad pasižiūrėt, tai 1900. Oh my god. 1900 už 17 kvadratų. O, žinok, pas mus vaizdelis biški geresnis. Pas mus jau 2500 tada, ar ne? Parduodamas butas 3 butų name su žemės sklypu 3,5 aro. Čia šiaip žemės sklypo, man atrodo, nėra. Yra viduje tualetas, vanduo, elektra be skolų. Infotel. Kitas variantas, Žaliakalnis, Darbininkų gatvė, bet čia matau jau suremontuotas. 25 kvadratiniai metrai. Bet čia jau su buitinė technika. Žodžiu, išdažyta, grindis. Dujinis katilas. Čia grindinis šildymas jaučiu. Gali būt. Žodžiu, vaizdas, miegamasis 10 kvadratinių metrų, svetainė su virtuvė 12, vonė 3,5. Nu, namas, sakyčiau, nestebuklingas, bet viduje įrengta žiauriai gražiai. Žiauriai tvarkingai, bet už tokį tai suprantu, už ką mokėt. Ir paskutinis variantas, tai yra Radvilėnų plentas, irgi Žaliakalnyje. Tai va, tai kaip sakėm, 15 kvadratų lieka žmogui gyventi, čia visai dar neblogas variantas, ar ne? Toks labai nedidukas. Matosi, kad vos pasisukti vietos yra. Palikim, kad liktų 20 kvadratų, nes mūsų ten, sakėm, 19, 20 ar ne, 15 ten liks ploto. Ir ištrynėm, kad nebeliktų. Turim 32. Tai pirma yra varžytinės, į varžytinės nežiūrim. Va, turim vieną Vilijampolėje, o gražuolis, Hollywoodas laukia jūsų. Čia geresnis mūsų variantas. O, čia, žinau, įdomus variantas. 1650 už kvadratą eurų, ar ne? Bet čia yra pusrusis, cokoliniam aukšte. Ir 1650. Aš kažkaip tikiu, kad 1650, žinok, mes irgi galim išspausti. Tai mano toks per daug labai didelės analizės nelendant, spėjimas būtų, kad už 1 kambario kvadratą paremontuotą, sutvarkytą, atidalintą, su visais patogumais viduj, mes 1600 eurų už kvadratinį metrą turėtume gauti. Bet problema yra tas, kad reikėtų mums išminusuoti tą koridorių, ar ne? Jo. Arba mums dar reikėtų patyrinėti tas pačias nuomas, kaip Modestas sako, kiek gali išspausti. Aš manau, kad 3 kambariai, tarkim, po 250 eurų, nu ten prastovas visą kitą, bet tu ten apie kokį 700 eurų per mėnesį po 1 kambarį. Sakai, 2 PM ištrauktum? 2 PM. O kaip tik pabandysim pasikalbėti su kitu mūsų savininku tada. Nu, tai tada gal tada filmuosiu. Gal kažką filmuoja? Ne, tai aš turiu Skirys NT tokį kanalą. Galiu, kada... Įdomu, ir broadcastingus darot, ne? Tai va, patrauksim automobilį, kad netrukdyt žmogui. Išsikraut, vyksta remonto darbai. Staigiai prisiparkuojam ir bėgsim su juo pasiplėpėti, nes jis jau yra vieną iš tokį panašų butą pardavęs. Tai gal čia durkliu viskas. Gerai, išgazdinkim žmonės. Važiuoja priešais. Nevažiuojam. Prašom, nesiūs mūsų. Nu, bėgam į vietą, pasižiūrėsim, kaip sekasi, ar ne, mūsų broliai dvyniai. Davai, varyk. Tai ką, fainai pasišnekėjom su kaimynu. Sužinojom, kad gretimam name, žodžiu, jis yra pardavęs butą.
ir tikrai už labai gerą kainą. Jo patirtis, kad kvadratinis metras turėtų kainuoti apie 400 eurų. Remonto. Plus reikėtų dar irgi kažką su šildymu daryti. Bent jau jis rekomenduoja, kad daryti oras. Tai dabar turim greitai skubėti, nes labai užsiplepėjom. Modestai, I have a good feeling about this. Tai čiupsi, žodžiu, nebijosi. Man kažkaip pardavė tas žmogus. Taip, pasileidinėjom, ar ne, varžytinių portalą. Štai gražuolis. Iš karto galim suvest kainą 920 pradinę ir kad siūlyti. Nes iki dabar nėra nei vieno pasiūlymo, o jau su 29200 laimim. Ir ką, sveikinam, 29200. Reikia padaryti dabar pavedimą. Tada reikės nuvažiuoti pas notarą, susitvarkyti visus dokumentus, ar ne. Ir pabandysim irgi pasiderinti su mūsų kaimynu, ar ne, kad išdažyti galbūt laiptinę, gal dar kažkokį didesnį projektą, nes užsiminė, kad mano būste yra keliolika tūkstančių sukaupto namo lėšų. Tai iš tikrųjų, kadangi jau bus visi būtai su savininkais, tai bus gal ir kažkokį didesnį įmanomą remontą padaryti. Būtų gerai fasadą nudažyti. Oi. Pradėjom dar vieną sagą, pavadinkim čia Raudondvario sagą. Ir pasižiūrėsim, po kelių mėnesių sugrįšim čia atgal, kai gal jau turbūt vyks kažkokie remontai, bus truputį pasikeitimų ir galėsim papasakoti jums daugiau saldžių detalių. Tai va, žiūrovai, tikiuosi jums patiko ši laida. Dar kartą dėkui, kad žiūrit. Nepamirškit subscribinti mūsų, kad pamatytumėt po kelių mėnesių Raudondvario sagos antrąją dalį. Ir toliau sekit mūsų NT nuotykius. Iki pasimatymų. Iki.